Na, 5 mūsų uždavinukas – klasikinė kvadratinė lygtis. Ką jau ką, o kvadratinė lygtį tikrai visi turi mokėti įspręsti, aš tikiu, kad visi ir moka. Prisiminkime formulės. Diskriminantas lygu b kvadratu minus 4ac, kai a, b ir c yra štai čia koeficientai prie kintamųjų. Mūsų atveju a lygu 1, b lygu 5, na, o c lygu minus 14. Na ir toliau sprendinių formulės, čia mums reikės žemiau rasti lygties sprendinius, tai iš karto parašau formulės minus b minus šaknis iš diskriminanto dalinta iš 2a ir antrasis sprendinys bus minus b plus šaknis iš diskriminanto dalinta iš 2a. O dabar beliko įspręsti. Skaičiuojame diskriminantą. Diskriminantas lygu, gal aš geriau čia rašysiu, diskriminantas lygu b kvadratu minus 4ac, tai 5 kvadratu minus 4 kart 1 ir kart minus 14. Kągi mes čia gauname? 25 minus kart minus plus 4 kart 14 bus 40 ir 16, 56. Iš viso 81. Dabar ieškome sprendinių. Pirmasis sprendinys – minus b, tai reiškia minus 5, kadangi mes čia turim penketuką, mūsų priešingas skaičius minus 5, tada atimu šaknį iš 81 ir dalinu iš 2. Gaunu minus 5, minus 9, dalinta iš 2, minus 7. Ir antrasis sprendinys – minus 5 plus šaknis iš 81, tai yra 9, dalinta iš 2, 4 dalinta iš 2, 2. Reiškia atsakymas, pirmasis sprendinys minus 7, antrasis sprendinys 2. Na, aš tikiu, kad šitą uždavinuką ir be manęs tu puikiai įsprendėjai.